kasdienio bandymo tą vienybę sugriauti iki šiandien tą vienybę išlaiko. Kodėl? Todėl, kad mato Rusiją grėsmę. Todėl, kad nesutinka, ką padarė Rusija Ukrainoje. Todėl, kad prieštarauja iki šiol ir tikrai tos pozicijos nekeis, kad Rusijos nelegali Krymo aneksija ir Rusijos sukeltas karas Donbase yra nepateisimas ir pažeidžiamas tarptautinė teisė. Aš labai kėlė tai pavyzdžiui. Nes čia aš jaučiuosi neteisingai apkaltinti iš mano pusės. Mes iš esmės sutarėm dabar kalbėdami dėl to dalyko, kad Europos Sąjunga yra tikrai gyvybinga, stipri organizacija, kai nekalbama apie karinius dalykus. Iš tikrųjų, pripažinkime, nes ir paties pavyzdžiai visi yra ekonomika, socialiniai reikalai, humanitariniai dalykai, bet ne kariniai. Aš tikrai pritariu, džiaugiuosi ir noriu, kad Europos Sąjunga būtų išliktų vieninga būtent tais klausimais, kurių gyvenimai buvo sukurta. Kariniai dalykai niekad nebuvo pagrindiniai darbotvarkiai ir dėl jų tikrai niekad nebuvo iš to sutarimų. Ir čia problema yra turbūt netgi ne santykiai Europos Sąjungos su Rusija, bet Europos Sąjungos santykiai su Amerika ir su transatlantiniai santykiai. Kai mes kalbam būtent apie gynybinį šitą dalyką ir gynybinę konkurenciją. Ir aš tikrai matau didžiulį blogį, jeigu vyktų ta konkurencija. Ir kol kas Europos Sąjunga priima globalias strategijas, steigia tos dabar vadavietę, CIT steigė tokią ten vadavietę. Misijos vyksta, misijos yra humanitarinės iš esmės misijos, tai nėra realios karinės misijos. Sofija yra karinės misijos. Sofija yra, stabdo laivus plaukiančius, grubiai tariant. Galima čia kaip pavadinti, aš čia negaliu labai detaliai ginčytis iš tikrųjų, bet tai nėra tai, ką daro NATO, Afganistane, sakysim, dar kažkur kitur, tai nėra kolektyvinio saugumo užtikrinimo instrumentai ir visi kiti dalykai. Tai šitas perskelia šitą, aš viską, ką aš sakiau, aš kalbėjau apie gynybos politiką, saugumo politikos sritį. Ir būtent saugumo klausimais, bet iš tikrųjų, pasižiūrėkime, nėra sutarimo. Ir čia dar nuo 66 prancūzų visos krizės. Bet situacija pasikeitė nuo tų laikų. Taip, bet yra tokia vieta, tik patikslinimas. Žinot, aš kaip minėjau, Europos Sąjunga konsoliduojasi ir juda etapas. Jeigu finansų ekonominė krizė 2090 metais mus privertė sukurti permanentinės institucijas finansų valdyme ir ypatingai permanentinės institucijas bandant gelbėti valstybės eurozonoje. Jeigu migracijos krizė, kuri išsprogo prieš pusantrų metų, mus privertė sukurti ES pakrančių apsaugą, sustiprinti Frontexą, duoti daug daugiau pinigų išorės sienos apsaugai ir kurti hotspotus tiek Italijai ir Graikijai, konsolidavus Europą krizės akivaizdai, taip ir dabar tiek Sirijos ir Ukrainos ir kitų grėsmių akivaizdai, to paties terorizmo, mes galime diskutuoti apie metaforas. Eksportas, importas, turbūt niekas nepaneigs, kad teroristai Paryžiuje, Briuselėje ir Nicoje veikia būtent Islamo valstybės vėliavos nešimi ir daugelis jų buvo apmokyti Islamo valstybės stovyklose. Aš, aišku, sakau, tai buvo metafora, netiesioginė prasme, tačiau ryšys yra akivaizdus ir tai tiesiog noriu pasakyti, kad pirmą kartą istorijoje toks teroras pasiekė pačias ES sostinės. Tačiau visi tie dalykai pagaliau dabar šiandien, ne prieš 10 metų, ne prieš 20 ir ne 60 metais Šarlio de Gaulle laikais, bet šiandien ir dabar ES valstybės po truputėlį, bet vis daugiau būrė kartu prie saugumo klausimų. Jeigu į Žano-Klodo Junkerio kalbą rugsėjo mėnesį apie saugumo dimensiją, daugelis valstybių reagavo šaltai, tai kaip minėjau, gruodžio mėnesį susitikime su Stoltenbergu Briuselį jau buvo matomas daug didesnis susitarimas vos per 3 mėnesius. Tame gruodžio mėnesio susitarime buvo jau įkurtas Europos gynybos fondas. Europos gynybos fondas, į kurį planuojame įtraukti pačioj pradžioje 600 milijonų eurų, vėliau ir daug daugiau pinigų tam, kad europiniam lygmenį investuoti į mokslą ir tyrimus. Tai skamba daug soft, bet tai yra labai svarbu. Tai yra, kur Europa tikrai atsilieka. Į vakar ir užvakar posėdžiavę Briuselį, iš kurio ką tik grįžau, užsienio reikalų gynybos ministrai nutarė steigti vadavietę. Laurynas, aišku, tą sprendimą visiškai suniekino savo remarką, bet tai irgi yra mažas, bet sprendimas link bandymo geriau koordinuoti europinius nacionalinius, be jokios abejonės, karinius pajėgumus, nedubliuojant NATO. Ir vėl pavyzdžiui, nedubliuojant NATO, nes visais tais klausimais mus NATO palaiko. Mus NATO sveikina. NATO konsultuojasi. NATO generalinis sekretorius dalyvauja ir geria vandenį įvairią šampaną. Tai iš tikrųjų nėra jokios konkurencijos, yra supratimas, kad ten, kur yra mūsų europiečių iššūkiai, kurie mus liečia, kaip kibernetinės atakos, kaip sienų apsauga,
kaip migracijos srautai, tai mes negalime visą gyvenimą tikėtis, kad kažkas kitas, ypatingai Jungtinės valstijos, už mus tai padarys. Galų gale atėjo laikas subręsti ir suaugti praėjus 60 metų po Romos sutarties. Arnoldas nuostabus ambasadorius, galima kalbėti tik taip. O šiaip dar truputėlį patikslinimai kai kurie. Tai kadangi mes vis tik kalbam Europos Sąjungą versus NATO, tai turėkim galvoje, kad Turkija, kuri atvėrė savo sienas ir pradėjo bombarduoti Europos Sąjungą visai šitais ateitiniais iš artimų rytų, yra NATO narė šiaip. Tai sakant, NATO narė surengė normalią hibridinio karo operaciją prieš Europos Sąjungą, kadangi Europos Sąjunga jau turbūt gerą dešimtmetį kabino makaronus ant mūsų Turkijai, žadėdama priimti ir nieko nedarant. Tai Turkija paprasčiausiai ir atsikėlė šitą. Tai prašom, viena iš didžiausių NATO pagrindinė pietinio flango valstybė surengė operaciją prieš Europos Sąjungą. Bet tai irgi metafora. Tai irgi metafora. Galima vadinti metaforą, galima uždėti į tikrovę. Antras dalykas, Somalio piratai. Tai čia Europos Sąjunga visą prirašo nuopelnus. Aš turiu pastebėti, kad beros nei vieno Somalio pirato Europos pajėgos nenužudė. Visą darbą atliko Pietų Afrikos saugos firma, pavadinkim ją taip, kuri nusamdė, baltieji karininkai, nusamdė juodosius kareivius, visą dalyką finansavo, jį mintis nesumeluoja, ar tai Kataras, ar tai kažkaip tai kita artimųjų rytų mažoji monarchija. Tai nesakant, iš visur kišo abitausis. Nu, jie iš tikrųjų perėjo pro Somalio piratų kaimenius taip, kad ten net šuolė gyvas 100 metų. Bet apie tai niekas nieko nerašo, kadangi visiems gerai. O Europos Sąjunga ten nieko nepadarė. Lygiai taip patys Frontexas, Jėzus Marija, Frontexas rasavo Europos Sąjungos sienas, ar gelbsti iš vandens šitos atėjimus veža Europos Sąjungą. Bet ar leisti žmonėms paskęsti? Taip. Žmonėms. Taip. O kodėl ne? O to priminti, kaip Lietuva kovojo dėl teisės, turėtų įvažiavimą pašyje. Tu pašnekėk su pasieniečiais, kurie stovėjo Baltarusijos sienos, tarkim, kokiais 97-2000 metais. Tik būdavo šaudama, tiesiog po kojų mainėsi per sieną. Audriau, galiu sureaguoti jūsų neseną Lietuvos žiniose skelbtą tekstą. Sakyčiau, grėsmingą tekstą, tokį tonas grėsmingas. Jūs net teigiate, cituoju, Amerika ir naująją NATO, garantuojančiai saugumą, ar Vokietija ir naują Europos Sąjungą. Ką gali tekti rinktis Lietuvai netolimoje perspektyvoje, kaip rašote. Tai, na, kokių geopolitinių konjunktūrų dėka gali tekti rinktis tarp šitų dviejų institucijų? Aš sakiau, kad atvažiavo Zigmaras Gabrielius ir aiškiai davė suprasti, kad Vokietija mato Europą, mato Jungtinės valstybės kaip konkurentę Europos Sąjungą. Tai čia yra pirmas žingsnis, jo pasako ne kažkoks tai Junkeras, kuris iš tikrųjų realiai yra niekas, kadangi nerimtas, nei kažkam tai atsakingas, o taip pat pasako labai aukštas svarbiausias Europos Sąjungos šalies politikas. Bet Angela Merkel pasako, kad Jungtinės valstijos yra Europos strategijos partnerė. Yra, bet mes kalbėkime apie perspektyvą, kaip bus po 20 metų, pavyzdžiui. O čia ta didžiausia mūsų nelaimė yra, kad mes pastumį, kalbėdami apie ateitį, turime galvoj maksimum 5 metų į priekį. Kai tuo tarpu rimtos Europos valstybės masto bent 50 metų į priekį. Kai čia visi sako, Britai padarė Brexit ir jau nusivylė. Jėzus Marija, ir dar Brexit nepadarė iki galo. Apie ką galima kalbėti, kokias pasekmes turės sprendimas, kurio pirmos tikros pasekmes bus gal po 30 metų, ne po 100 metų. Taip. Sureaguoti, taip kad galėtume dabar užduoti klausimą, jeigu norėtumėt, iš auditorijos yra mikrofonas. Gerai, tai kol kas pasitaupyti. Arnoldai, bet visgi dėl bendro Europos Sąjungos sprendimų priėmimo, decision making, dažnai šitas žodis yra kultivuojamas. Henry Kissingeris yra sakęs, kam skambinti į Europą. Tai, na, toks, aišku, metaforiškas klausimas, bet iš tikrųjų, ar yra kam skambinti iš Jungtinių valstijų į Europą ir duoti, na, kalbėtis politiškai? Jokios pirmas, Jean-Claude Junckeriui, kurį laiko nieko. Bet jis tikrai labai mėgsta konjaką.
Ponas Virgis mėgsta labai gerą humoro jausmą. Jis iš tikrųjų be galo įdomus žmogus, be galo šiltas, be galo skleidžiantis meilę, Europai ir kitiems. Ir iš tikrųjų turintis labai gilę politinę patirtį, tiek nacionalinę, tiek europinę. Tik vakar vakare mes buvome susitikę 28 atstovai su juo aptarti 28 požiūrį valstybėse temperatūrą į 5 scenarijus, kurie buvo pateikti ir kuriuos, aišku, irgi skaitėte, matėte, tai pirmininkas tai žiūri kaip labai svarbu momentą, kai komisija ne diktuoja, ne kažką nurodo, kaip dažnai bandoma piešti, bet atvirkščiai pasiūlo, inicijuoja diskusiją, niekas neužbėgama jai už akių, parodo, kad yra skirtingi scenarijai, ir pripažindama, kad tie scenarijai gali būti ir Europos kompetencijų sumažėjimas ir padidėjimas ir kažkas per vidurį ir panašiai. Tačiau parodoma, kad šiandien ir dabar būtent yra tas definicijos pasaulis, kur niekas, nėra, kas visi mato problemas ir mato Brexito akivaizdoj be jokios abejonės iššūkį Europos vienybei. Ir dėl to komisija imasi to vaidmens. Tai žinau, kad komisija yra kaip veikėjas, pagrindinis žaidėjas Europos institucijų prasme, į ką gali kreiptis mūsų Amerikos partneriai. Klausimas, ar mes žinome, kam skambinti Amerikos administracijų šiandien. Mes žinome, kuri Twitter accountą followinti. Tai tiesa. Tačiau dėl skambučio dar pati administracija nėra iki galo susiformavusi, mes laukiame ir kitų svarbiausių paskirimų, nes beveik 80% pagrindinių žmonių, ypatingai valstybės departamente, Pentagonė ir kitur, jų dar nėra paskirta, yra paskirti tik tai patys vadovai, sekretoriai, tačiau žmonės, kurie iš tikrųjų vykdo kasdienę politiką, vis dar procesas vyksta. Tad šiandien visi tikrai ir analizuoja, ir laukia, ir bando interpretuoti sprendimus Vašingtone, tačiau niekas neskuba su jokiomis išvadomis ir panašiai, nes tiesiog reikia, kad nusėtų šiek tiek dulkės ir pradėtų normaliai funkcionuoti Amerikos politika, užsienio politika po tikrai didelių pokyčių. Bet tikrai šiandien ir dabar, bent iš Europos institucijų pusės, kam skambinti yra žinia. Yra tik pokytis Europos parlamente, kur Martinas Šulcas, kaip žinote, buvęs vadovas grįžo į Vokietiją ir jį pakeitė Antonio Tajani. Tai irgi replikuojant poną Bačiulį Gabrielio žodžius čia, tai aš tiesiog siūlyčiau to nesureikšminti, nes abu pagrindiniai kandidatai Vokietijos rinkimuose, kurie vyks rugsėjo pabaigoje, tiek Angela Merkel, tiek ir Martinas Šulcas, atstovaujantis dvi pagrindinės proeuropietiškas krikščionių demokratų ir socdemų partijas, jie abu palaiko tiek vieningos ir stipros Europos idėją, tiek ir stiprų transatlantinį ryšį ir kartu abu palaiko stiprų ES atsparumą, ypatingai Rusijos atžvilgiu ir sankcijų išlaikymą. Tad mes galime būti ramūs dėl Vokietijos lyderystės, dėl Vokietijos nuoseklumo ir ypatingai čia turbūt yra gera naujiena Lietuvai, kad būtent čia NATO rotuojantis batalionas yra būtent vokiečių rankose. Tai yra tikrai jiems istorinė galimybė, didžiulis perlipimas per save, pirmas toks įsipareigojimas sąjungininkų atžvilgiu po labai daug metų. Tad iš tikrųjų tai yra iššūkis ir testas vokiečiams, bet ir mums, ir manau, kad yra be galo geras sąjungininkų bendradarbiavimo pavyzdys, kuris, manau, ne tik tai NATO kontekste mums padės stiprinti tiltus, bet ir europiniam kontekste taip pat. Laurynai, jūs kėlėte. Aš kažkaip kitaip diskusiją tą bandyčiau pasukti, viskas gaunasi klausant Europos Sąjungos svarimas. Tas irgi nėra iš tikrųjų teisingas dalykas, nes jeigu mes pažiūrėsim, kodėl visa šita diskusija apskritai išsiplėtoja dėl Europos Sąjungos gynybinių ir pajėgumų didinimo, tai su pirma dėl Amerikos. Dėl to, kad kelios pastarosios administracijos, tiek įmant Obamą, tiek dabar apie Trumpą, vis mažiau nori būti karinė prasme įsitraukę į Europos saugumo užtikrinimą. Ir tas akivaizdu. Ir Obamos kryptis po užsienio politikos buvo kitokios su orientacija į Aziją ir skatinimo europiečiams patiems labiau rūpinti savo saugumu. Trumpas akivaizdžiai visą tą sakė, mokėkit patys už savo gynybą ir toliau tą sakė. Tai vėl čia yra tas lūžis, sakysim, transatlantinio santykis, čia nėra Europos sugalvotas dalykas ir Europos problema. Labai stipriai susijęs su Amerikos politika. Mes čia irgi neturėtume idealizuoti, kad amerikonai vieninteliai geri, vieninteliai gali užtikrinti
savo mūsų, čia iš Lietuvos pozicijos interesus, nes kiekviena valstybė turi savo interesus ir čia mes tik pateikėm, kad va, mūsų draugai amerikonai. Lietuva, taip su amerikonams yra 3 žmonės, kurie žino ne už tam lygmenį apie Lietuvą ir to baigėsi iš tikrųjų. Jie žiūri savo interesų. Tai ta prasme, šitam bendram kontekste, transatlantinių santykių tokio išbandymų, sakysim, kontekste, bet tai, ką sako Arnoldas, tai aišku, yra natūralus procesas, bandymai kažką parodyti, sukurti greitai, iššūkio akivaizdoje, nenusiruošus tam, neišplėtojus galbūt tų diskusijų. Kai kas pavyksta, bet pavyksta vėlgi labai plačiam lygmenyje ir Europos Sąjunga tikrai kol kas niekaip negali prilygti NATO kaip gynybinės organizacijos visiems pajėgumams. Bet čia iškyla kita problema. Be gynybinių santykių ryšiuose tarp Europos ir JAV nelabai kas yra. Vėl, aišku, galima kalbėti apie vertybės, demokratijos principų ir panašiai, bet tokių pragmatinių, realių santykių, praktiškų dalykų labai nedaug yra. TTIP pavyzdys ir visi prekybiniai dalykai iš tikrųjų rodo, kad daugiau prieštaravimų yra negu sutarimų. Todėl ta gynybinė jungtis yra žiauriai gyvybiškai svarbi, vėl iš mūsų pozicijų su pirma žvelgiant. Ir ją reikėtų išsaugoti. O vėl kaip tai keistai beskambėtų bandymas stiprinti europinius savarankiškus pajėgumus, netgi sakant, kad jie yra koordinuojami su NATO, iš tikrųjų vėlgi didina tą postępį. Taip labai objektyviai, labai realiai žiūrės. Bet to reikėtų turbūt vengti iš tikrųjų, nes Audriaus klausimai, kas bus vadas, kokia kalba kalbės, ir yra labai legitimus klausimai. Labai gerai. NATO irgi kelias kalbas oficialias, turbūt irgi galima ginčytis. Bet realiai, kaip bus priimami sprendimai ir plus kaip bus koordinuojami sprendimai tarp ES ir NATO, kai realiai tie patys žmonės sėdės, nes bus vokiečiai to organizacijų ir to organizacijų. Čia daug tokių labai techninių, sunkiai atsakymų klausimų. Tai ta tokia platesnis vaizdas irgi yra svarbus. Čia nereikia važiuoti vien tik ant Europos Sąjungos, nereikia kalbinti vidinių dalykų. Yra ir kitų veiksnių, kurie lemia visą šitą procesą eigą ir trajektoriją. Tiek. Tai be abejo, Amerikos interesas Europoje seniai slopsta, kadangi iš esmės Amerika pasiekė iš Europos visko, ko jie nenorėjo. Esminis dalykas po antro pasaulinio karo tai buvo, kad europiečiai išeitų iš savo kolonijų ir atvertų globalią rinką Amerikos kapitalų ir Amerikos prekėm, amerikiečiai tą dalyką gavo. Bet daugiau jiem interesų nelabai. Tiesą sakant, 48 metais europiečius, tai yra amerikiečius Europoje, vos ne už kojų išlaikė Britai su prancūzais kartu. Nes amerikiečiai buvo suplanavę visiškai išeiti iš čia. Bet Europa taigi buvo be pinigų ir be ginkluotųjų pajėgų be nieko. Ir tas noras išeitis egzistavo visą laiką tarp amerikiečių, nors laimėdavo transatlantinė tie šalininkai, tai čia tos noras niekur nėra dingęs. Baigriausias Ekatono instituto finktanką visą. Ten pastovi šitas dalykas rašomas, bent kelis kartus bet kurą tekstą per metus būna. Kad kokio velnio mes tai veikia. Galiausiai tai prasidėjo visi šitie karai Ukrainoje ir visi pradėjo šaukti, kad Obama gelbė. Pulkininkas McMasteris, vienas iš pagrindinių karinių teoretikų šiuo metu Amerikos, parašė savo Twitteryje. America help, where the fuck is Germany? Nes iš tikrųjų, tai po galais, tai vokiečiai turėtų tvarkytis. Jūs teigiate, kad Amerika visiškai oportunistiškai, pragmatiškai žiūri į Europą. Jūsų mėgstamas ir dažnai cituojamas Reiganas kalbėjo be abejo, jog demokratija turi būti kartu ir vakarų pasaulis kartu turi stovėti prieš tironijas. O ne tik tai prekiauti. Kuo skiriasi amerikiečiai nuo europiečių, tai jeigu europiečiai yra dideli pragmatikai, tai Amerikoje visada tarp pragmatizmo ir idealizmo egzistuoja tam tikras balansas. Tai būna vieno daugiau, kito daugiau, bet čia vis tiek balansuojama. Tai yra, nes dėl tų tiešiam dar yra pasakiusi, kad Europa sukūrė istoriją, Amerika sukūrė idėjus. Taip pat idėjiškumas ir kartais nesavanaudiškas idėjiškumas jis iš tikrųjų Amerikoje egzistuoja daug stipriau negu Europoje. Tačiau visados kažkuris tai, kada jau būna truputį per daug idėjos, atsiranda atitinkamai daug iš kitokiais važiavimas ir pragmatizmo pusė. Na čia dar šitas Adamas Michnikas, gazetoje Boršo vyriausias redaktorius, yra sakęs, kas kalbėdamas apie žurnalistiką. Žurnalistika tai yra vienu metu ir verslas, ir misija.
Ir jeigu tu privalai rasti balansą, kad nes jeigu tu pradėsi vien tik tai verslą daryti, bankrutuosi, bet lygiai bankrutuosi, jeigu vien tik tai misija užsiims. Tai vat, pas Ameriką buvo gerai pakinkyta pasarūtus bent jau 1,5–2 dešimtmečius ant misijos iš Europos pusės. Iš tikrųjų, europiečiai prazakavo Amerikos saugumo sąskaitą. Nu, tada pradėjo gerai pasakyti, palaukit, norint saugumų mokėti. Kas garantuoja pasaulyje prekybo laisvę, kurią naudojasi europiečiai? Amerika garantuoja. Amerikos laivynas garantuoja 7 sąsajų praeinamumą, per kurį vyksta visa pasaulio prekyba. Taip, atsiprašau labai. Šveinas jūsų kolega iš kitos aukštosios. Ar suprantate, tai kas gali? Ar europiečiai paėmų šiai dienai sukurti laivyną, kuris galėtų garantuoti pilną prekybos laisvę pasaulyje? Akivaizdu ne. Kas gali garantuoti? Kinija, kuri dabar lygina savo laivyną. Kinija greičiausiai gali užkimšti su tos sąsajos, kadangi jie turi išeiti į atvirą jūrą. Indija, kuri irgi Britų pagalba augina savo laivyną. Nu taip, indusų labai gerai įsipaišė į tą Samaro aparatų naikinimo operaciją. Vieninteliai oficialus laivynas, kuris iš tikrųjų naikino, kadangi pas juos tada politkorekcija negalioja. Bet tačiau jie irgi iki galo dar nėra pajėgus tą garantijos titulą, kad vis tiek Indija veikia Britų karūnos globoje. Nes šiaip ar taip, kodėl man buvo aišku, kad jums Brexitas, nuo tarp paties žodžio Brexitas tiek nebuvo sugalvojęs. Britai labai ramiai atkūrė savo imperiją. Ir vienintelė, kurie dabar negrįžus į karūnos globą, tai yra Rodezija, tai šiuo metu Zimbabvė vadinama. O šiaip prašau, visos buvusios imperijos teritorijos yra gražiai suėjusios į Britų santrauką. Puikiai tarpusavis ir su karūnos santykiauja. Klausimas didelis, kas didesnę naudą teikia Britams, ar bendradarbiavimas savo buvusios imperijos teritorijoje, kurio prigusi ten yra Indija, nepalyginus ir prasidėsivystantis šalis, ar su europiečiais, kuriais pastoviai konfliktas po konflikto. Čia yra klausimas iš auditorijos, galėtų Dominykai vis dėlto prašomą? Aš turiu įdomus. Tokį turiu pastebėjimą ir apsitai apie šitą diskusiją. Labai yra lengva ir patogu šnekėti didžiosiom strategijom ir vertinti tokius veikėjus kaip Europos Sąjunga, lygiai taip pat kaip ir senasis tokias didžias valstybės kaip Amerika ar tą pačią Rusiją. Ir tai yra gan paprastas kelias lygiai taip pat pasiimti vieną skambę tezę, kurią pasako naujas užsienio reikalų ministras ir ją naudoti kaip būsimo transatlantinio santykio, kad ir koks jisai neaiškus bebūtų, bet kurti jo scenarijų. Ir iš esmės, man atrodo, kad šiuo atveju reikėtų kalbėti ne kažkokią apie didžiąją Europos Sąjungos strategiją, kuri turbūt Europos Sąjunga nelabai ir gali ją suformuoti. Klausimas ir iš viso turėtų ją formuoti, bet kalbėti apie labiau techninio lygmenio dalykus, kurie iš esmės galėtų išspręsti labai daug arba padėti spręsti tas problemas, su kuriam mes patys dabar susidėliom, pavyzdžiui, tie patys 2% NATO. Aš kalbu apie viešosius pirkimus ir apie jų prasmę šiandien Europos Sąjungoje. Tai kaip jūs vertintumėte, ar kokia galima pažanga šio klausimu, nes valstybės narės turi iniciatyvos, taip pat ir komisija turi iniciatyvos spręsti ir gilinti integraciją viešųjų pirkimų srityje. Ir ar mums patiems nebūtų tai reikšminga, naudinga ir reikalinga, nes turėkime omeny, iš ko mes perkam ginkluotę ir kokios valstybės ginklais dabar apginkluota Lietuvos kariuomenė. Tai klausimas adresuotas? Visai ne. Supratau. Aš atsiprašau, kad tik perduodą girdėjau, tai apie ginkluotės pirkimus. Žinot, aš laikausi principo, kad turbūt vienintelė valstybė, kuri galės garantuotai tiekti mums šaudmenis ir ginkluotę, to tipo, kurią mes naudojam pas save, karo atveju, tikro karo atveju, tai yra Jungtinės valstybės. Ar turėkim galvoti, pavyzdžiui, nors mes kaip ir esam NATO ir vokiečiai NATO, tačiau tie patys vokiečiai visada gali pasakyti, kad mes nereikia ginklų kariaujančios šalies, pas juos yra tokia politika. Ir ar tarkim, Rusijos agresijos atveju iš tikrųjų Vokietija nuspręs kariauti, žinot, aš nesu iki galo tikras. Jeigu galiausiai siųsdami patys tą savo batalioną, čia labai aiškiai esame, kad tai yra nubaidymas, tam, kad nebūtų jokio karo, atsiprašau, bet batalionas nieko nubaidyti negali. Tas dalykas, kad nelabai daug ką atsiųs turi.
Aš sakau, aš patikėčiau vokiečių sugebėjimu realiai ginti NATO šiaurinį flangą tada, jeigu pas juos atsirastų bent 10 tankų divizijų. Priminsiu, kad šaltojo karo metais pas juos buvo 20 tankų divizijų. Bet tokia, kad grasimo esmė yra atbaidyti, tai Varšuvos buvo sprendimas, kad paprastas dalykas. Tas vienas batalionas ar kažkur dislokuotas konkrečiai vietoje. Vyksta Rusijos įsiveržimas vokiečių prasčiausiai apeinami. Nes jų per mažai, juos galima apeiti iš kairės, dešinės ir per aplink. Ir pasakoma, suprantate, mes jūsų neliesime, jeigu jūs mūsų neliesite. Ir tas dalykas pasakomas nekariant, paskambinama Merkelį arba ne Merkelį, kažkokį kitam Johanui Berlyne ir sakoma, žiūrėk, mes su vokiečiais nekariaujame, ar jūs su mumis kariaujame. Ir tada jau vokiečiai turi pradėti daryti sprendimą, pradėti karą prieš Rusiją. Bet labai konkrečiai galim kalbėti. Per Zapat pratybos, ar ne, rugpjūčio mėnesį bus 150 000 maždaug Rusijos karių, čia bus labai netolies sienos. Tai mes, jūsų teigimu, mes turime skatinti aljanso narius, kad atsiųstų tokį patį karių skaičių šalia. 150 mums nereikia, bet jeigu čia būtų bent 15-20 tūkstančių, jeigu būtų normaliai įskleisti, tai būtų žymiai ramesnis miegas. Jis yra paprastas dalykas. Atakuoti išskleistą pasirengusią kariuomenę yra daug sudėtingiau, negu ką ramiai sėdėti arba kareivinės, arba poligonės sėdėti, nes poligonas irgi yra labai apibrėžta teritorija. O tai būtų normaliai įskleista kariuomenė, o būtų jau tas dalykas. Bet aš žiūrėsiu, kaip ten bus sureaguota, dar yra 6 mėnesiai įvykę, tai yra labai daug laiko. Bet jau aš kol kas nesu girdėjęs apie planus, tarkim, artėjant pratybom Zapat, Baltijos šalyse, kad įskleisti esamas pajėgas. Šiaip klausimas buvo ne apie Zapat ir regioną. Gerai, čia aš pakeičiau. Dar jeigu performuluot galėčiau, klausimas esmė buvo tame, kad labai toli yra, tikėkimas, ir labai toli yra iki tikro konflikto ir iki tokios situacijos, apie kurią jūs kalbate. Taip, apie tai reikia kalbėti. Na, o kodėl toli, kas yra arti? Mes. Bet kalbant apie ES gynybą, yra daug kitų temų, ne tik ašus konfliktas su partneriais iš rytų, bet tai tokie dalykai, kaip jau mano minėti, viešieji pirkimai. Ir tai, kad... Ne, aš turiu minėti tai, kad ES yra stipriausia ten, kur jinai pradėjo dirbti nuo pat pradžių, tai yra bendrosios rinkos kūrime. Bendroji rinka ginkluotei taip pat būtų svarbus žingsnis, kuris galėtų užtikrinti tų pačių NATO. Tai dabar NATO rėmuose egzistuoja tam tikros sistemos ir procedūros, kurios veikia, bet ne visos įmonės dalyvauja tame. Tiesiog labai trumpai pasakysiu, kad viešieji pirkimai yra numatyti kaip pasiūlymas Europos komisijos saugumo dimensijos dokumente, kurį pirmininkas Junkeris pristatė, tačiau aišku, tai yra pasiūlymas, kol kas valstybės narės neturi sutarimo dėl klausimų, tai yra pakankamai skirtingos nuomonės visose valstybėse, tad tai nebus vienas iš pirmųjų sprendimų. Dėl to sprendimas pirmasis buvo dėl mano minėto Europos gynybos fondo, nes tai buvo lengviausia susitarti dėl reikiamybės stiprinti mokslo ir tyrimų galimybės. Bet vėlgi, žiūrint ES delegacijos istoriją, aš tikrai neatmesčiau, kad praėjus kažkiek laiko ir viešieji pirkimai gali būti ir europiniam lygmenį. Kol kas, manau, valstybės narės, ypač didžiosios, nori išlaikyti lankstumą ir kainos prasme pirkti iš įvairių šaltinių, taip pat ir parduoti. Bet jeigu mes kalbėsim, jeigu tai vyks, aišku, šiandien nei vienas iš mūsų nesame ateities žinovai ir šiandien turbūt niekam nesiūlyčiau ateities prognozuoti, nes nėra labai prognozuojama, bet jeigu gynybos ir saugumo dimensija stiprės, kaip naujas mobilizuojantis faktorius po Brexit situacijų, kur išeina viena iš svarbiausių karinių jėgų Europoje iš sąjungos, tai viešieji pirkimai gali sugrįžti į diskusiją. Jeigu dar šiek tiek papildyti, aš nesu didelis karinės technologijos ekspertas, bet man supratimu yra vokiečių karinė pramonė, yra prancūzų karinė pramonė. Ir jie turi labai specifinius savus interesus ir vėlgi tas sujungimas, bendri pirkimai atsitrenkia į tą interesą, kas parduos iš ko bus perkama. Kiekvienas veikėjas nori prastumti savo. To susitarimo
Arnoldas taip ir sako, iš tikrųjų, turbūt artimiausiu metu nebus, nes tai sunkus sprendimas ir su pinigais susijęs sprendimas, kas vėlgi natūraliai reiškia, kad priimami susitarimai dėl to, dėl ko dažniausiai, nes nėra materialinių paslėptų ar tiesiogiai akivaizdžių interesų ir tie susitarimai vėlgi dažniausiai lieka tokie abstrakčiam ganėtinai lygiai, kad sieksim, kovosim, darysim. O praktiškai tai gyvenama ganėtinai minimaliais tokiais pavyzdžiais, pilotiniais, kaip jūs pavadintum, projektais, kurie, sakau, kol kas netinka iki to rimtos jėgos statuso. Čia tiesiog biškai pastebėsiu, kad jau prancūzų vokiečių karinė pramonė, po to, kai Nexteris apsijungė su Kraussmann Heidegman, tai bent jau, tarkim, šarvuotos technikos srityje, galima sakyti, yra viena. O ten aviakosminė pramonė, tenai savo, prancūzai vis tiek išlaikė tą savo raitiškumą karinės aviacijos gamyboje, jie nesijungė prie Eurofighterio programos, jie taip pat turi ir šitą pavadinimas, Sagem yra firma. Jie daro neblogus termovizorius su tokia technika, kuri irgi savarankiškai dirba, beje, Rusijos kariuomenė aprūpina pilnai prancūzai termovizoriais. Jau daug metų net neplanuoja įvesti kokius nors sankcijas. Tai šitas dalykas yra, tačiau iš esmės karinė pramonė Europos, jinai pamažu juda link susivienimo, apsikeis akcijomis, susidės ten, nes tai tiesiog nepaėmės tik konkuruoti su amerikiečiais. Taip, dėl šitų aspektų tai turbūt niekas nesiginčysi su Audriu. Ir paskutinis pjūvis, kurį norėčiau paliesti šitoje diskusijoje, teisingai mėtėm daug akmenų į ES daržą, kai kas, kai kurios pastabos objektyvios, kai kurios gal kiek subjektyvios, bet dėl NATO ir šios organizacijos politinio veikimo. Kaip žinome, Šiaurės Atlanto organizacija buvo kurta priešintis labai išreikštai ir akivaizdžiai grėsmei Sovietų Sąjungai. Dabar priešo vaizdinys iš esmės pasikeitė. Yra Rusija, kuri kai kurių NATO valstybių nėra traktuojama kaip sakykime, priešė, o kai kurių, gana akivaizdžiai kaip draugė. Kitas priešas terorizmas, kuris šiandien turi aiškiai išreikštą teritoriją, bet neilgam yra supranacionalinė kažkoks supranacionalinis darinys, kuris greitai išnyks. Taigi konvencinė NATO tokia gynyba šiais atvejais yra ne visiškai įgali. Tai galbūt iš Trumpo lūpų išėjo visiškai konceptuali ir savalaikė žinutė. Gal iš tikrųjų NATO turi būti ne išformuota, bet pertvarkyta, performuota ir tiesiog suaktualinta šių dienų aktualijų parengta, sakykime. Aš tai būčiau labai už tam, kad NATO būtų performuota tiesiog vakarų pasaulio karinė alijansą. Nes iš tikrųjų mes patys pamatėm, kad pagrindiniai karai, kuriuose teko kariauti NATO pastarosius 30 metų, tai buvo artimieji rytai, Afganistanas, kurie nepatenka po Šiaurės Atlanto sutarties veikimo zoną. Buvo bandoma pritempti, kad štai šalia Viduržemio jūra ir panašiai, bet galiausiai Afganistanas tai išvis nekartu. Ir todėl buvo kalbančių, kad ne, čia galiausiai vėlgi, tarkim, Libijos operacija, kuri iš esmės buvo, europiečiai pabandė nustumti šoną amerikiečius, ten belendančius. Jiem tai gan sėkmingai pavyko, tačiau galiausiai rezultatas, kad visiškas pšikas išėjęs. Kadangi pabombarduoti iš oro galimas pajėgas prisiųsti galima, bet kada reikia pradėti tą nation building, dėl kurio buvo labai keikiama visa ankstesnė Amerikos administracija, tik liko Afganistane ir Irakas ir toliau, tai prašoma. Libijoje visiškas chaosas. Ir niekas iš Europos net nebando ten lysti. Nes tiesiog nėra politinės valios, iš vienos pusės, iš kitos pusės nėra karinės galios. Nes norint įlysti į Libiją, tai reikia pradėti kariauti. O europiečiai iš tikrųjų pilnai per šitą pastarąjį 100 metų, ne 100 metų, per 60 metų pilnai atrofavo savo kovinius pajėgumus. Bet tiesiog nenori. Mintis, kad būtų galima pasiūsti kažką tai į karą, Vokietijoje, Italijoje, tai yra tokia beprotiška. Eiliniam burgeriui, kad retas politikas galėtų prisiūlyti, tarkim, tas Šrioderis savo antrą perrinkimą, trečią perrinkimą, aš bijau sumeluoti, laimėjo Stalinas iš tribūnos kaim reikmėje.
Ir už tai, nepaisant visų ekonominių problemų, buvo perrinktas Kolemėlvaisi. Tai dabar pasakyti vokiečiui arba italui, tarkim, nes atvykti į Libiją, tai kategoriškai iš viso atsisakė lysti. Tai tarkim, pasakyti italui, kad jam dabar vėl reikės važiuoti kariauti į Libiją, kaip tai darė jo senelis ir prosenelis. Turint galvoje, kad jeigu bent dalis italų priimančių sprendimus galvoja taip, kaip žiūrėjo tokius dalykus amžinasis su Umberto Eco, tai aš sunkiai įsivaizduoju, kad tai būtų įmanoma. NATO jau transformuojasi, iš tikrųjų, Donaldas Trumpas, kaip prisirintas sausio mėnesį, bet ir prieš tai jau vyko daug pokyčių. Tiek Velso, tiek ir Varšuvos susitikimai tikrai yra fundamentalūs ir būtent nukreipti, ką sako ponas Bačiulis, stiprinimą konvencinių pačių sąjungininkų saugumo NATO viduje ir tie batalionai, kurie šiandien rotuoja Baltijos valstybės ir Lenkijoje, taip, tai yra simboliška, tai nėra daug, bet tai yra be galo didelis žingsnis, kuris buvo sunkiai įsivaizduojamas vos prieš keletą metų. Tad vėlgi alijansas tikrai keičiasi, manau, gerą. Ir ta žinia sąjungininkams, kad tikrai atėjo laikas nebe tikėtis, kad savo saugumą galėsi išlaikyti kažkieno kitos sąskaitą, irgi yra teisinga. Visi turi daugiau skirti tam lėšų, pinigų ir pastangų. Ir Baltijos šalys čia sureagavo labai greitai. Ir pačios pirmos Estija, kurį laiką moka 2%, bet ir ES ir Latvija ir Lietuva, kas yra labai gerai. Ir tai irgi rodo tą solidarumą, kurio šis regionas tikisi konflikto atveju. Ir čia tikrai neverta gąsdinti žmonių gyvenančių Baltijos šalyse, ne 1200 karių saugotų ar gintų Lietuvą, jeigu įvyktų nedaug tiek karinė intervencija, tai būtų be jokios abejonės 5 straipsnis sulaužimas ir jau bet kuri jėga turėtų iš tikrųjų prieš save visą NATO pajėgumų spektrą, kuris yra kelis kartus didesnis visais atžvilgiais už Rusijos. Tai Rusijos, aišku, galimybė šantažuoti, bauginti, intimiduoti, organizuojant karinės pratybas kaip Zapadė ir kitas yra didžiulė. Tačiau tai dažniausiai baigėsi intimidacija ir tokių ūsų tampimų, tačiau nedaugiau, nes pasiekmes yra suprantamos. Ir būtent tas stiprinimas čia tiek sąjungininkų buvimo, ne tik tai vokiečių, tame batalione yra ir belgų, ir liuksemburgiečių, 22, tarp irgo Žansklaus Junkeris dėl to labai didžiuojasi. Ir tą sakė Lietuvos premjeras Skvernelis susitikimą, kad ir Liuksemburgas prisėmė atsakomybę, nepaisant labai mažo savo dydžio už Lietuvos saugumą. Ir daugelis kitų valstybių narių. Tai yra ir mūsų pačios tvarumas kaip valstybės, žinoma, ir per šauktinius, per greitai įgyvendinti ir privalomą tarnybą, sugebėti, krizės atveju iš tikrųjų būti pakankamai atspariems per pirmasias dienas, kai ateis pagalba. Tad viso tai yra svarbu, ne tam, kad kariauti, bet tam, kad parodyti, kad mes esame iš tikrųjų pasiruošę apsiginti, jeigu reikia. Ir čia tikrai nevertėtų abejoti mūsų sąjungininkų įsipareigojimas. Tiek NATO, tiek Europos Sąjunga yra grįsta pasitikėjimu, mes tą pasitikėjimą turime stiprinti, išlaikyti, nes jeigu mes jį sudaužysim, tai tikrai neliks nieko. Čia tiesiog tokį pastebėjimą, labai trumpą. Kada mes kalbam, tarkim, apie galimą NATO reformą, NATO pajėgų transformavimą, pirmiausia, apie tai reikia kalbėti. Aš pilnai įsivaizduoju variantą, kad, tarkim, dabartinės NATO ypač greito reagavimo pajėgos, kurios yra kūrimos vis tik nacionalinių pajėgų pagrindų, tiesiog viskas vieniem ar tiem daliniai budėjimą. Iš tikrųjų, būtų galima kalbėti ir kurti virš nacionalinės NATO greito reagavimo pajėgos, 20-30 tūkstančių karių, pilnai apginkluotų NATO narių lėšomis, kuriame tarnautų tiesiog savanoriai profesionalai. Savotiškas prancūzų svetimšalių regionas, tik tai daug didesnio dydžio ir daug geriau parengtas. Svetimšalių regionas tai yra vis tik lengvėjai pėstininkai, o čia galėtų būti jau pilna kariuomenės grupė ir su tankais, ir su artilerija, ir su aviacija. Tačiau finansuojamas nusimestiniu būdu, kur tarnautų iš NATO valstybių pačių įvairiausių norintys tarnauti ir kariauti.
ir kurios panaudojimui pakaktų, pavyzdžiui, NATO generalinio sekretoriaus parašo. O tas dalykas yra pilnai realus ir aš bent jau esu iš poros žmonių, kurie prie tų, kurie gali siūlyti sprendimus, esu girdėjęs panašias mintis. Dar šiek tiek apie NATO stiprinimą, jeigu pratęsiant, tai aišku, kad visi nori stiprinti NATO, bet problema kame? Problema mes kalbėjom, reikia stiprinti Europos Sąjungos pajėgumus. Čia dabar jau reikia stiprinti NATO pajėgumus. Valstybės tos pačios, ne skirtingos organizacijos. Aišku, vėl natūraliai išvada, teorinis požiūris, tai nepersidengiant papildomai į kitus. Yra hibridinės grėsmės, terorizmas, kibernetinės grėsmės, kurkim tos pajėgumus draugė. Teoriškai turbūt visą tai įmanoma, vėl kita problema, kuri iškyla šitam kontekste, yra organizacijų egzistavimo problema, kitaip sakant. Europos Sąjunga ir NATO yra organizacijos, kurios siekia išlikti, siekia būti matomus, siekia gauti finansavimą. Natūraliai vėl kyla klausimas, tai kuriuos rėmuose mes kursim tos naujus pajėgumus, kam nueis finansavimas, kam nueis visi resursai. Vėl atsiranda įtampa iš tikrųjų. Tas kalbėjimas, kad ir Europos Sąjunga, ir NATO kartu kažką kurs darys, toj pačioj srity, jis tampa problematiškas, nori to ar nenori. Aišku, siekima geriausių tikslų, bet žvelgiant per organizacijų išlikimo logiką, per tų materialių interesų logiką, čia bus daug tikrai problemų, kas vėlgi reiškia, kad reikia koncentruotis į kažką vieną. Jeigu tu esi gynybos organizacija, tai ir stiprinkim tą gynybos organizaciją. Jeigu tu esi ekonominė organizacija, taigi būkim tą gynybos organizaciją, bet nekelkim klausimų, kaip čia blogai yra NATO, kurie mus čia saugo iš tikrųjų. Tai tokia turbūt dilema yra pagrindinė, kalbant apie stiprinimą pajėgumų. Būtinai reikalingas, nes tikrai situacija keičiasi, organizacijos sukurtos buvo visai kitiems tikslams kovoti. Toks klausimas. Taip, dar čia iš auditorijos. Jo, klausimą, tai pana Arnoldai, minėjot, kad Rusija blefuoja, nes puikiai supranta, kas įgrėstų karo atveju. Jūs nemanot, kad vakarų šalis taip pat supranta, kas jau įgrėstų, jeigu įsiveltų karas su Rusija, gindamas etinius žmonės? Kaip ponas Kučelis sakė, nei vienas politikas, aišku, nenori savo kareivių ir piliečių žūčių. Čia tos skiriasi demokratijos nuo diktatūrų, kurios yra pasiruošusios mokėti bet kokią kainą, kad išlaikyti savo valdžią, pinigus ir kontrolę. Aš kalbu apie Putino Rusiją. Tai žinoma, kad žmogaus gyvybė ir taikos supratimas yra visai kitas vakarų visuomenėse negu Maskvoje šiandien. Tačiau tai turi dvi pusės. Taip pat būtų nepriimtina iš tikrųjų. Aš esu visiškai įsitikinęs. Tiek Berlynui, tiek Paryžiui, tiek ir Vašingtonui jų pačių įsipareigojimų sužlugimas Rusijos atakos akivaizdoje. Iš esmės vis dėlto to šalis turi ir savigarbą, ir labai gilią diplomatinę, politinę istoriją. Tad aš tikrai nebejoju, nepaisant to, kad tai būtų sudėtinga ir žinoma, kad kainuotų nemažai tiek finansiškai, tiek ir karių prasme. Tačiau aš esu įsitikinęs, kad įsipareigojimai būtų vykdomi ir Baltijos šalys būtų apgintos. Nes tai yra kredibilumo klausimas pačiam NATO ir jo išlikimo klausimas. Nesugebėjus adekvačiai sureaguoti, iš esmės, manau, subyrėtų visą organizaciją. Tai čia yra labai svarbus klausimas ir tuo, aišku, skiriasi stipriai situacija Ukrainoje nuo Baltijos šalių. Ir vien tai, kad netgi per tuos 3 metus, kur tikrai vyksta didžiulis ir be precedento informacinis karas, kibernetinis karas, kasdieną šioje valstybėje vyksta kibernetinės atakos prieš strateginę infrastruktūrą, prieš valstybės institucijas ir mūsų valstybė daug daugiau tai dabar finansuoja, žiūrėti tai labai rimtai. Tačiau kažkokios tai hibridinės atakos, ar ne, jos nevyko. Ne tik čia, net ir Latvijoje, kuri yra gerokai pažeidžiamesnė to klausimu, per tuos 3 metus, nors buvo galbūt galimybių ir jautrių situacijų, kur Rusija galėjo tuo pasinaudoti. Tai rodo, kad kažkas vis dėlto Vladimirą Putiną laiko. Aišku, tai ne tik tai sankcijų režimas,
ir didžiulių resursų išeikvojimas tiek Ukrainoje, Donbase, tiek ir Sirijoje, per Sirijos kampaniją. Tačiau esu įsitikinęs, kad jį sulaiko ir tas credible deterrence, kurį sąjungininkai pademonstravo per visus tos samitus, kuriuos aš minėjau, tiek Velse, tiek Varšuvoje ir toliau demonstruoja. Dar vienas klausimas, staiga atsirado, prašom. Klausimas, bet papildymas prieš tai bus klausimas. Dėl NATO valstybių sugebėjimo vykdyti savo įsipareigojimus. Toks sugebėjimas jau buvo sulaužytas faktiškai Budapešto, nesilaikant Budapešto memorandumu. Todėl ir kyla tokia abejonė, kad penktasis straipsnis nėra toks pats tuščias garsas, kaip ir Budapešto memorandumas. Tiesiog daugiau papildymas. Man gaila dabar užkrito tiesiog pavardė Ukrainos pareigūnų. Jeseniukas buvo premjeras, prezidentas buvo Porošenko, buvo dar valstybės sekretorius, kažkaip panašiai paskui pravardžiuoja. O, Turčinovas teisingai. Turčinovo interviu praeitą savaitę išėjo labai įdomus, kaip tik Krymo atėjimų metinių proga. Tai jisai paskui kaip tik kreipėsi į Budapešto memorandumo signatarus, jie pasakė, neprovokuokit Rusijos. Visas atsakymas buvo. Taip, kad čia... Ir dėl to sakau, kad amerikiečiai galėtų apsispręsti kariauti ir paspaus raudoną mygtuką, aš tikiu, kad tai padaryti kokį nors vokiečiai. Oi. Norėjau priminti tiesiog, kad Budapešto memorandumą 1994 metais nepasirašė nei NATO, nei Europos Sąjunga, jie pasirašė 4 valstybės, 4 vadovų. Jungtinės valstijos, Jungtinė karalystė, Rusija ir Ukraina, prezidentai Clintonas, Jelcinas, Kučma ir John Major iš UK pusės. Tad kitko labai įdomus yra, tai turbūt klausimas daugiau yra adresuotinas sostinėms. Čia šiuo atveju, aišku, Maskva nėra ko adresuoti, nes jie yra agresorė, bet būtent į Vašingtoną ir į Londoną, nors apie sostinės šiuo metu šiek tiek tokioje dramoje po Brexito ir rinkimų Amerikoje. Bet įdomi istorija susijusi su Prancūzija, kadangi kalbėjom pačioj pradžioj. Mūsų istorija su prezidentais Kokso Kašnevskiu apie derybinį maratoną Ukrainoje papasakojo prezidentas Kučma. Staiga prisiminęs, tuo metu dar buvo pakankamai jaunas politikas, kuriams prezidentas pasirašęs šį memorandumą, kurį, jeigu kai kas nežino, šioje salėje Ukraina atidavė branduolinį ginklą, taip sakant, mainais į garantijas suvereniteto ir teritorinio vientisumų, taip supaprastinant tą susitarimą. Tai į Budapeštą buvo skridęs ir François Mitterrand, buvęs Prancūzijos prezidentas, tai buvo jo, man rodos, paskutiniai metai, jis mirė neužilgo, jis labai sunkiai jau tuo metu sirgo vėžiu ir buvo silpnos sveikatos, tačiau atvyko ir, iš esmės buvo planuotas ir jo parašas po to memorandumo, kadangi Prancūzija irgi yra branduolinė valstybė, šiaip ar taip, ar ne, kartu su Jungtinė karalystė ir Jungtinėmis valstybėmis saugumo tarybos permanentinio penketuko nariai. Tačiau paskutinė minutė prancūzai persikalbė ir susitarimo nepasirašė. Ir prezidentas Mitterrand pakvietė prezidentą Kučmą į savo kambarį viešbutyje pakalbėti. Kučma prisimena šį susitikimą su labai didžiulė emocija, kad jam įėjus į Mitterrand kambarį, prezidentas pakvietė jį atsisėsti ir sako, Žano, jaunas vaikinė, man, amžius šiek tiek skiriasi, Kučma jau buvo pakankamai subrendęs, tačiau šiek tiek vienesnis iš Mitterrand. Jaunas vaikinė, ar jūs žinote, ką jūs darote? Jūs pasirašinėjate be galo svarbų susitarimą, aš jo gyvenime nepasirašinėčiau. Prancūzija niekada neatiduotų savo branduolinio ginklo niekam už jokias garantijas. Sako, čia yra be galo prancūziškas požiūris. Ir žinoma, kuris garantuoja prancūzų iki šiol dalyvavimą pasaulinėje politikoje tikrai labai stipriai, nepaisant gal mažėjančios ekonominės proporcijos pasaulyje, tačiau tai yra viena iš labiausių žaidėjų. Ir Mitterrandas su Kučmai sako, jūs nepasirašykite. Aš jais nepasikėčiau. Amerikiečiais ir britais. Aš jūsų vietoj neatiduočiau bombos, pasilikčiau ją savo rankose. Tai praėjus tiek daug metų ir jau vykus Krymo aneksijai ir karo Donbase, prezidentas Kučma mums sako, galbūt aš tikrai dėja nepasiklausiau prezidento Mitterrando. Tačiau irgi, tikrai labai rimtus pavyzdys
pasitikėjimo sulaužimo, visiškai tai čia nėra ką ginti. Čia iš tikrųjų yra iš tikrųjų didžiulė gėda, kai tiek Vašingtonas, tiek Londonas savo įsipareigojimų šitoje vietoje neapgynė. Tačiau čia tikrai nieko dėta nei NATO, nei Europos Sąjunga. Ir čia dar daug trumpai papildyti, pritarint iš esmės, tai Ukraina nėra NATO narė. Vienas dalykas, tai su 5 straipsniu nieko bendro neturi. Antras dalykas, aišku, nėra. Tai NATO įsipareigojimas, tai čia nekorektiška lyginti tą Budapeštą ir 5 straipsnį iš esmės, čia skirtingi dalykai. Taip. Bet aš tiesiog tokiais atvejais sakau, kad ar karo Gruzijoje atveju, ar prasidėjusio karo Ukrainoje atveju, tai būtų užtekę bent simbolinio darinio nusiuntimo ir rusai būtų dėję ant stalo. Ypatingai Gruzijoje, jeigu ten būtų amerikiečiai nusiuntę, aš nežinau, bet jau kokią priešlėktuvinės gynybos bateriją ar dar kažką tai tokio, bet tiesiog 5 karo aviacijos lėktuvų pasaulinė Tbilisio oro uoste ir būtų viskas pasibaigę žaibiškai. Tai bet jūs sakot, kad čia užtenka bataliono prie mūsų sienos reikėtų? Bet dabar Rusija jau yra įsidraskusi. Jinai turi dabar 2 precedentus, kada nieks nebuvo padaryti. Ir sakau, jeigu Tbilisyje būtų ištekę 5 lėktuvų, Ukrainoje turbūt ištekę straikerių brigados, kad irgi būtų įsinešę žaibiškai, o čia jau reikia minimum brigados. Supratau. Klausimų, kaip matau, nebėra, taip kad galime apibendrinti. Tai nežinau, gal prašyčiau tada po kelis sakinius tada apibendrinimą, ar visgi egzistuoja kažkokie fundamentalūs skirtumai tarp šių 2 institucijų ir tarp 2 kontinentų, kurie užkerta kelią kažkokiam itin harmoningam bendradarbiavimui. Ar visgi viskas yra išsprendžiama ir tai yra tiesiog laikinos tam tikros problemos ir nesutarimai? Aš tiesiog manau, kad vis dėlto po to, kai Amerikoje prezidentas atsirado tokiu pat pažiūrų, kadaise buvo Ronaldas Reiganas, juos abu nacionalistais vadino ir baisiai keitė europiečiai. Aš kaip tik susiradau šiandien kokius viršelius Der Spiegel paišė apie Ronaldą Reiganą ir jo žvaigždžių karus juodasis imperatorius buvo paskelbtas. Bet kaip žinom, viskas baigėsi labai gerai, bet jau mums, vokiečiams irgi. Tai aš manau, kad tiesiog Europa papsichuos truputėlį ir viskas suguls į savo vietas, nes kada atsiranda Vašingtone politinė valia, tai Europa prie jos prisitaiko. Arnoldai? Gale diskusijos mes čia jau pradėjom sutarti, kad viskas bus gerai. Iš tikrųjų gyvename labai tokį permainų laikotarpį, bet aš irgi tiek optimistas. Abi organizacijos yra skirtingos, jos daro jokios abejonės skirtingus dalykus, bet yra ir sąlyčio taškų, kuriuos galime surasti, galime tikrai gerai koordinuoti, ypatingai kai didžioji dauguma valstybių narių tiek vienoje, tiek kitoje organizacijai sutampa. Tai tikrai nėra didžiulė problema, kai yra tie patys vadovai, tas pats gynybos biudžetas, tie patys kareiviai, apie kuriuos šnekam ir panašiai. Tik tiek, kad pasidalinimas darbų svarbu. Pasidalinti aiškiai, kas ką daro, ar minkšto saugumo, ar kieto saugumo kontekste ir kas kam turi mandatą, norą, pinigus, resursus ir kur visuomenės labiausiai prašo. Nes visą tai daroma dėl valstybių žmonių, kur būtent patys piliečiai jaučia didžiausią nerimą dėl savo saugumo. O šiaip tikrai aš esu irgi didžiulis transatlantinio ryšio ir rėmėjas, ir tikėtojas juo, ir per savo gyvenimą gyvenau nemažai laiko tiek Amerikoje, tiek Prancūzijoje, tose 2 valstybėse, kur, atrodytų didžiausia įtampėlė būdavo istorijoje, ne? Tačiau vis dėlto nereikėtų pamiršti, kad netgi va šitoje dichotomijoje tai yra patys seniausia vakarų pasaulyje strateginė sąjunga Prancūzijos ir Amerikos. Būtent prancūzai padėjo amerikiečiams laimėti nepriklausomybės karą prieš Britus, ar ne? Generolo Lafoyeto paveikslas yra vienintelė užsieniečių paveikslas, kuris kabo senate šalia Džordžo Vašingtono paveikslo. Vienintelė garsiausia turbūt dovana pasaulio istorijoje yra prancūzų dovanota laisvės statula New York'e. Pirmas Amerikos ambasadorius pasaulyje, bet kur, buvo Benjaminas Franklinas Paryžiuje, Prancūzijoje. Pirmoji tarptautinė sutartis, kurią Amerika pasirašė su bet kuo pasaulyje, buvo su Prancūzija. Ir tas pasirašymas vyko Sciences Po, mano buvusiame universitete, jūsų
partnerėje, politikos mokslų institute Paryžiuje. Tad iš tikrųjų, nepaisant visų emocijų ir įvairovės, tai labai gražu, kad mes esame skirtingi, kad amerikiečiai yra kitokie negu prancūzai, prancūzai kitokie negu vokiečiai, bet mus vienyje tiek daug daugiau nei mūsų skirtinga kulinarija, apsirinkimas, akcentas ar dar kažkas, kad tikrai aš esu įsitikinęs, kad mes išliksime kartu, nes vėlgi prisimenu tą patį Benjaminą Frankliną, kuris mano vienas iš mėgstamiausių politikų Amerikos istorijų, tai jis tikrai labai kartą garsiai yra pasakęs: either we stick together or we are hanged separately. Arba mes laikysimės vieni kitų, arba mus pavieniai pakars. Tik štelė optimizmo. Amerikietiška pabaiga. Jo, man tai nepatinka tokios pabaigos, nes vis tiek realus pasaulis yra realus pasaulis. Aišku, optimizmo reikia, nes be optimizmo tai pasikari, nereikia spręsti jokių problemų. Iš tikrųjų, tai kaip ir toliau vyks daugiau mažiau taip, kaip vyksta dabar. Bus daug ginčų, daug nesutarimų. Kuo tai baigsis, irgi kartais gali atsitikti, kad netikėti visiškai žodiniai ar net vidiniai veiksniai gali tai nulemti. Tai reikia dirbti vienas dalykas siekiant kažkokių tikslų, o kitas dalykas tiek. Aš kaip niekad amžinai bandau kažką tai patikslinti ir prikišti. Tai be abejo, Amerikos įkūrimas tai buvo didžiausias ir paskutinis Prancūzijos didysis darbas žmonijos istorijoje. Tačiau, tai iš tikrųjų, po to, kai krito galvą savo karalių, Prancūzija tai nieko doro nepadarė. Prato, net Napoleono kodeksas atliko. Bet tai čia galima sakyti, daug kažkuriuo metu įvyko. Tačiau, kai kalba apie prancūzų ir amerikiečių šiek tiek jaunesnius santykius, tai aš prisimenu 2 paradus Eliziejaus laukuose Paryžiuje. 40-ųjų, kai Wehrmachtas ėjo, ir 44-ųjų, kai ėjo amerikiečiai. Tai Wehrmachtas padarė tokį gražų klasikinį europietišką galetų paradą. Kareiviai paradinių uniformom nublizginti, gražiai žygiuojantis pusė važiuojamosios dalies, kad kita pusė galėtų normaliai judėti prancūzų kasdienis transportas. Ir prancūzai sėdėjo stovintis ant šaligatvių, vieni verkiantis, kitų šiaip žiūrintis, tai čia eilinis įvykis eilinėje europinių dviejų valstybių istorijoje. Tai pirmas kartas, kai vieni kitus nukariavo. Ir 44 metai, kada eina Eliziejaus laukais amerikiečių kovinės divizijos, dulkinė, pilna ginkluotė, tai yra pridėjo frontiniai daliniai. Ir eina taip, kad nuo sienos iki sienos, kad ne viena prancūzų nekėtos nėra. Užkariautojų lavina. Labai gerai matosi tie 2 skirtumai. Ir toksai paskui prancūzų požiūris nuo laiko amerikiečius. Kad taip, jie išėjo, bet jie pirmiausia atėjo kaip užkariautojai. Paskutinis sakinys. Kad pradžiu nebaigė taip, nes vis iš tikrųjų nemanau, kad prancūzus galima pavadinti užkariautus amerikiečiais šiandien. Ir tikrai prancūzų tauta labai vertina amerikiečių pagalbą tiek pirmojo, tiek ir antro pasaulinio karo metu. Ir jeigu kada lankysitės patys Normandija ypatingai, yra be galo įdomu pervažiuoti per visą didįjį išsilaipinimo krantą nuo Utah Beach iki Omaha Beach, iki kitur, iki Oromonš, kur buvo dirbtinis uostas, ir aplankyti ten kareivių kapines, tiek amerikiečių, tiek škotų, anglų, be jokios abejonės vokiečių ir kitų tautų, pamatyti kokio dydžio tai buvo tragedija. Ir kiekviena miestelė ir kaimelė Normandijoje kaba kiekvienoje gatvėje visų Europos valstybių, kurios dalyvavo toje išlaikymo operacijoje, kanadiečių ir amerikiečių vėliavos. Ir tos vėliavos kabėjo net ir per didžiausius prezidento Širako konfliktus su amerikiečiais ir panašiai, ir per Amerikos invaziją, Iraką ir kitur. Tikrai yra fundamentalūs dalykai, kurių žmonės neužmirš ir kurie mus, vėlgi, man rodo, laiko daug stipriau nei normalūs kai kada nuomonių išsiskyrimai. Tai ačiū. Puiku. Ačiū gerbiamai auditorijai, jog susirinkote. Ačiū prelegentams ir už jų įžvalgas. Ir sekite mūsų Facebooką.